mes esame grupės Saulės vaikai ir atvykome iš Kauno. Galima mus apibūdinti taip, kad mes esam kaip bomba, Nes jeigu užsidegam, tai ir neužgestam. Saulės vaikai! mes ne tik dainuojam, bet ir šokam ir linksmai leidžiam laiką. Kuo jūs esate ypatingi? mes esam kvailus. Tai kuri iš jūsų pati drąsiausia? Va! Pati mažiausia, pati drąsiausia. Dėl ko klausim? Dėl to, kad nuėjus kažkas turi kalbėti, atstovauti. Kaip tu pasisveikinsi su komisija? Labą dieną! Tau... Tiesiog tau liepė eiti šnekėti su teisėjais, ar tu pati, sakei, leiskit man, aš sutvarkysiu reikalus. Nu, taip... Gavosi. Nu, taip gavosi. Gerai, merginos, neužlaikom jūsų sėkmės. Ten nėra ko bijot, viską jūs mokat. Į sceną. Sveiki! Labas vakaras! Labas vakaras. Prisistatykit, kaip vadinasi jūsų kolektyvas? Mūsų kolektyvas vadinasi Saulės vaikai. Saulės vaikai. Iš kur vaikai atvažiavot? Iš Kauno. Pasakykit atvirai, jaudinatės? Nu, beveik. O kaip kovojat su jauduliu? Išgeriam Coca-Colos. O, tikrai. Koks yra jūsų talentas? Mūsų talentas yra dainuoti ir padaryti džiaugsmą visiems. Tai nekantrauju pasidžiaugti ir laukiu jūsų pasirodymo. Prašau. Tas toks tikrasis pop choras, ar ne? Na, jūs tikrai džiaugsmo dalintojos. Tai yra faktas. Marijonai, ką tu manai? O pirmiausia, išsiaiškinkime man, aš visą laiką pasimesdavau gyvenime, ar orangutangas, ar orangutanas turi būti sakoma. Orangutangas? Orangutangas tikrai? Man irgi atrodo, kad Orangutangas. orangutangas su orangutangiukais. Orangutangiukais. Gerai, aš sakyčiau taip, vaikučiai. Nebijotinas jūsų talentas, kad jūs iš tikrųjų, kaip ir nemelavot, nešate žmonėms džiaugsmą. Tai yra visiškai akivaizdu. Iš kitos pusės, manyje kalba šiek tiek Lietuvos talentų patirtis, jog čia konkurencija yra tokia stipri, todėl kartais reikia nenustebti, kad jeigu už jūs yra kartais geresnių, bet tai reiškia, kad tik šiai dienai ir tik tai todėl, kad jie maža to, kad geresni, bet greičiausiai jie ir senesni. Todėl
Todėl... Jie mirs greičiau. Justinai. Tai va, ačiū. Ačiū labai senoli. Aš galvojau visą jūsų pasirodymą, kad aš esu šlykštus ir blogas žmogus. Iš kitos pusės, man atrodo, kad aš esu matęs per daug tokių pasirodymų. Aš neturiu meilės tokio žanro muzikai. Dėl to aš nežinau, ką aš darysiu dabar. Taip, aš jaučiuosi sėdinti tarp dviejų šlykščių senų dievų, kurie labai jau nustojo džiaugtis anksčiau laiko. Tai, bet dėl to, Janeta, ir esi tu, kad būtų atsvara. Tai va būtent, aš labai noriu pagirti, kuo tu vardu? Liepa. Liepa, aš tave labai giriu tikrai, nes tu esi tas spinduliukas, visos jūs esat nuostabios, bet jūs pačios žinot, kad jinai yra kažkas tai tokio, su visa energija. Jeigu kažkuriai pritrūkdavo energijos, tai jinai su kaupu visiškai papildydavo tą. Tai mylėkit Liepą, mylėkit vieną kitą ir tikrai nenusiminkit girdėdamos tokius komentarus. Matau, kad linksit galvytėm tiek, kai kalbėjo Marijonas, tiek, kiek kalbėjo Justinas ir jūs viską puikiai suprantat. Taip? Dėl to aš sakau taip. Justinai. Mergaitės, mums reikia kažko šviežio. Jūsų daina nebuvo šviežiai, jinai buvo pakankamai banali. Todėl labai atsiprašau, jūs puikios, bet aš turiu pasakyti ne. Marijonai. Vaikai, Dievas, kuris sukūrė žmonės, irgi tuos žmonės labai mylėjo, bet tai jam nesutrukdė juos išmesti iš rojaus į šitą liūdną žemę. Todėl aš jums sakau ne. Ačiū labai už pasirodymą. Ačiū labai, kad atvažiavot. Ačiū. Stop. Nu, viršininkė. O mes taip šokom, taip dainavom. Viskas truputį pagadino čia tą nuotaiką. Liūdna labai. Mes tik stengiamės, mes labai daug dirbom ir vis viena nieko kaip ir neišėjo. Galit savo plačiausią šypsenas dabar mums padovanoti, vakėsit į kamerą. Viskas gerai. Ir su tam šypsenom keliaujame, lauksim jūsų kitais metais. Tiesiog jūs per gerai dainuojat, viskas yra gerai. Sėkmės. Per gerai. Neverk.